Sveiki visi, jūs žiūrite jQuery pamoką iš 3Dev TV ir šioje pamokoje išmoksime dirbti su įvykiu DoubleClick ir išmoksime naują funkciją show, kuri parodo paslėptą, sakykime, elementą. Tai praeitoje pamokoje išmokome funkciją hide, kuri paslėpia elementą, o show parodo paslėptą elementą. Tiksliau vėl padaro matomų. Tai iš pradžių susikursime tokį dalyką, kad matytųsi tas DoubleClick, sakykime, įvykio, sakykime, rezultatas ir iš esmės susikurkime mygtuką su reikšme, tarkim, rodyti meniu ir jis turi, sakykime, ID R meniu, sakykime, rodyti meniu trumpinys ir toliau susikurkime div elementą, kurio ID yra meniu ir šio elemento viduje susikurkime kelias nuorodas, tarkim, kompiuteris ir toliau, tarkim, dokumentai ir, tarkim, atsijungti. Tai, sakykime, jūsų kompiuterio meniu, ar ne? Ir dabar, jeigu atsinaujinsite, matysite tokį rezultatą, bet mes norime du kart paspausti ant mygtuko ir tuomet tik tais matyti meniu. Tai iš pradžių jis turi būti paslėptas, todėl panaudosiu stilių. Ir kartu, būtent kaip atributą stilių vienoje eilutėje, galite, aišku, rašyti stilių failą, bet man tai bus greičiau šiek tiek. Ir stilius display none. Ir dabar yra, sakykime, štai jūsų ta svetainė tiesiog mygtukas. Ir kai jūs paspausite vieną kartą, nieko nevyks, bet jeigu jūs paspausite du kart greitai, tuomet jums atsiras jūsų tas meniu. Ir tam, kad tai padaryti, jūs tiesiog turite iš pradžių pasirinkti tą dalyką, ant kurio du kart paspausite. Tai yra kažkas, kas turi ID R meniu. Tai tiesiog pasirinkame R meniu ID. Ir įvykis DoubleClick. Ir kai mes du kart paspausime ant ID R meniu, sakykime, vykdysime funkciją, kurios darbas būtų alert1. Tiesiog pasitikrinkime, ar suveikia visą tai, ir jeigu du kart paspausime, mums turėtų išmesti lentelę skaičių 1. Atsinaujinkime, paspaudžiame kartą, nieko nevyksta, paspaudžiame du kart, išmeta lentelę su skaičiumi 1. Vadinasi, tai suveikia. Ir jeigu tai suveikia, mes turime ne parodyti skaičių 1, o padaryti būtent šį meniu elementą, sakykime, div matomą. Ir tam, kad tai padaryti, iš pradžių jį pasirinkime. Tai pasirinkame kažką, kas turi ID meniu ir vykdome funkciją show. Ir ši funkcija, sakykime, tiesiog padaro nematomą elementą matomu. Ir dabar atsinaujinkime puslapį, paspaudžiame kartą, nieko neįvyksta, ir paspaudžiame du kartus, atsiranda jūsų tas meniu. Tai tiek šioje pamokoje, tiesiog tai yra gan šaunus dalykas, būtent tas DoubleClick įvykis, jis suveikia ne tada, kai jūs paspaudžiate, o tada, kai jūs du kart paspaudžiate ant atitinkamo elemento. Ir išmokome funkciją show, tai jį, sakykime, yra kaip ir ta funkcija hide, kurią išmokome praeitoje pamokoje, tiesiog ši funkcija nepaslėpia, o parodo paslėptą elementą. Tai jeigu jūs jį paslėpėte, funkcija show jį vėl padaro matomų. Ir tiek šioje pamokoje iš tiesų tai yra gan šaunus dalykai ir jos greitai taip aptarėme ir tiek. Tai ačiū, kad žiūrėjote, laukite kitų pamokų, nepamirškite prenumeruoti ir iki.